Laidoje turi būti kitaip, kalbėsime apie tai, kad premjero džiūgavimai dėl investuotojų į Visagino atominę per ankstyvi, kad įmonės investuos savo lėšas ir užtikrins saugų bei ekonomišką elektrinės eksploatavimą, pigiausią elektrą vartotojams skelbti dar nėra pagrindo. Sveiki, gerbiami televizijos žiūrovai. Mes ir vėl susitinkame laidoje Turi būti kitaip. Ir šiuo kartu atkreipsime jūsų dėmesį, kad premjero džiūgavimai dėl investuotojų į Visagino atominę per ankstyvi. Lietuvoje lankosi seniai laukti pretendentai dalyvauti Visagino atominės elektrinės statyboje. Japonų kompanijos Hitachi, Nuclear Energy ir Jungtinių Amerikos valstijų Westinghouse Electric Company atstovai. Premjeras Andrius Kubilius džiaugsmingai pareiškė, kad tai projekto brandos pripažinimas ir suskubo skelbti, kad šios kompanijos vienos geriausių. Jos pateiks saugiausias technologijas ir ekonomiškai naudingus pasiūlymus, todėl projektą lydės sėkmė. Šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi pirmoji nepriklausomos Lietuvos premjerė profesorė Kazimiera Prunskienė. Sveiki. Diena. Noriu Jums užduoti štai tokį klausimą. Kaip vertinate šį faktą, kad pagaliau atsirado nauji pretendentai statyti Visagino atominę elektrinę? Bendrai paėmus reikia vertinti teigiamai tą prasme, kad tie pretendentai, realūs pretendentai pagaliau atsirado. Tiesa, gerokai per vėlai, nes buvo skelbtas konkursas ir tada te buvo atsiradęs vienas, bet ir tas pasitraukė. Tačiau džiaugtis iš tikrųjų dar yra per anksti. Juk kaip nekaip šios abi kompanijos siūlo savo technologijas, o kadangi pastaruoju metu po Fukushimos reaktorių paklausa gerokai sumažėjo, tai ir žvalgomasi, kur tas technologijas reaktorius parduoti. Bet ar tai pats geriausias variantas ir ar iš tikrųjų jau savaime suprantama, tai yra sėkmė ir kad tai yra pats ekonomiškiausias pasirinkimas rinktis iš tų dviejų, tai gerokai per anksti kalbėti ir tam dar nėra pagrindo. Jeigu būtum laiku suskubę, prieš keletą metų startuoti, nebūtų blaškymosi, pirmyn atgal, kūrimo ir ardymo, turiu minty tą patį LEO-LT, tai šiandien Lietuva jau galėtų būti įsibėgėjusi, statant savo naują Visagino elektrinę ir nesukūrusi konkurencijos arba neiššaukusi poreikio kaimyninėje Rusijos Kaliningrado srityje statyti naujus pajėgumus, nes jiems jų pritrūko. Tai čia mūsų toks blaškymas? Aš esu tikra, kad taip. Iš tikrųjų žinau, kaip tas procesas vyko. Savo laiku buvau Seime Ignalinos atominės elektrinės problemų komisijos pirmininkė, daug dirbau ir tarptautiniu mastu ir žinau, kaip formavosi tuomet pajėgumų įvedimo planai ir jie buvo siejami su Ignalinos atominės jėgainės veikimu, neveikimu, stabdymas padarė savo darbą, žinoma, Lietuvai labai skausminga ir pagaliau uždelsimas apsispręsti, o kuriant vėlgi sukūrus stabdyti, tai buvo tikrai sunkiai suprantami ir turbūt būsimoms kartoms labai daug nusistebėjimo ir gal net pasipiktinimo keliantis reiškiniai. Jeigu viena valdančioji dauguma kūrė, vadinasi, kita turi griauti. O sugriovusi jie išbaido, atgrasina nuo Lietuvos potencialius investuotojus, tik tai jau spaudžiami, kaip sakant, reikalo, kada rinka pasikeičia, atsiranda daugiau tų pretendentų, nors ar jie patys geriausi ir iš tikrųjų užtikrins ne tik tai saugią, bet taip pat ir ekonomiškiausią, šiandien dar iš tikrųjų labai anksti kalbėti. Juo labiau, kad tie, kurie siūlo technologijas, reaktorius, nebūtinai jie yra tuo pat metu ir investuotojai. Dažniausiai investuotojai būna kiti. Taip, sakysim, vyksta ir su kitų gamintojų, technologijų gamintojų reaktoriais. Jie siūlo statyti, pirkti jų technologijas, o investuotojai dažniausiai esi tie, kurie susiję su eksploatavimu, kaip operatoriai būsimos įmonės, kurie dirba jau elektros energijos rinkoj, o ne technologijų gamyboj. Tai tuo tarpu